idėja įkurti vandenlenčių parką paprasčiausia elementariai pjaunant žolytę. Gera vieta ir kodėl man reikėtų važiuoti į Vilnių, į Anykščius, į kitus miestus, pramogauti, užsiimti šią veiklą. Kodėl mes negalime kurti jos Ukmergėje? Ėmėmės su žmona rimčiau šitos idėjos, atsirado galimybių gauti finansavimus, rašant projektus. Tai šioje vietoje buvo atradimas vietos veiklos grupė Ukmergės, kurios parama pasinaudojom ir pavyko įkurti vandenlenčių parką. Aišku, pirmais metais startavom labai kukliai. Pirmuoju etapu pavyko pastatyti iš tikrųjų sistemą vandenlenčių, administracinį namelį, kuriame dabar šiuo metu yra ir kavinė. Ir reikiamą inventorių įsigyti. Po pirmo sezono pamatėm, kad yra netgi poreikis antrai sistemai. Tai po pirmo sezono sugeneravome pakankamai pajamų, kad galėtume pasistatyti antrą vandenlenčių sistemą. Praėjus 2 metam pavyko vėl parašyti VVG batutų projektą vandens. Tai 3 sezoną mes vėl plėtėmės ir atsirado šalia vandenlenčių parko paslaugų ir kavinės dar ir vandens batutai. Matome šitą objektą ne tik tais kaip vandenlenčių parką ar batutus, o matom kaip visą kompleksą. Tai į ateitį vėlgi mūsų būtų mintis ir prioritetai, pavadinkime, tvarkyti pačią sklypo infrastruktūrą, kurti papildomas paslaugas. Trūksta čia tokių paprastų iš tikrųjų pramogų, kaip vandens dviračių, kanojų, žvejybinių valčių ir taip toliau. Nežadam sustoti, turim daug ambicijų, pavadinkim taip, ir tikrai bandysim toliau bendradarbiauti tiek su vietos veiklos grupe, tiek su pačia savivaldybe, tiek ir vietinė bendruomenė.